Sveiki visi, tai aš pratęsiu prieš tai kalbėjusios temą tikriausiai, tik tai jinai bus įvilkta į mokyklą, konkrečiai į vieną iš Vilniaus mokyklų, na ir truputėlį tą korekciją direktorius, ne pavaduotojas. Tai kažkada gal buvau pavaduotojas. Taip, aš esu iš Verkių, mokykla, kuri yra unikali tuo, kad pas mus yra truputėlį vaikai kitokie. Tai ir visas pranešimas, visa ta eiga bus apie tai, kad pas mus mokosi spec poreikių mokiniai, ypatingi mokiniai, bet mes esam už tvarumą, mes esam už žalią aplinką ir kūrėme mes ją. Taigi, kas yra mokykla, kas yra edukacija, kas yra edukacinės erdvės, kas yra aplinka, keliam tokį pedagoginį klausimą, nes jau dabar šiandieną tikriausiai mes turim labai daug supratimų, kad ir kalnas, klasė, knygos, miškas, kompiuteris jau yra tam tikra edukacinė erdvė, kur mes mokomės. Ir čia prieš tai kalbėjau, kad mes prisikūrėm tam tikrų prietaisų, kurios paskui reikia kažkaip tai perdirbti. Taip mes turim tų erdvių, tos erdvės tiek gamtinės, tiek pastatai, vidus, išorė, visa tai mums tikrai labai rūpi, kadangi ten gyvena, ten mokosi mūsų mokiniai. Ir mes tengiamės, kad tos aplinkos būtų patrauklios, mielos, nors pati mūsų mokykla, žinokit, nėra labai jau tokia patraukli, nes yra senas pastatas. Ir vilėmės, kad bus pokyčiai. Tai dabar erdvės jos išties yra turtingos tuo, kad ten galima ir ilsėtis, ten galima judėti, ten galima pagulėti, ten galima stebėti, ten galima tyrinėti, ten galima daug ką atrasti, suprasti ir mokytis. Nuotraukos, kurias rodysiu, tai čia yra iš mūsų mokyklos, mūsų mokiniai, nenustebkit, jie tikrai yra ypatingi vaikai. Taigi mūsų mokykla yra, kaip mato čia žaliam taške, unikali tuo, kad mus supa parkas, yra netoli Neris ir mes labai džiaugiamės tuo, kad mes, kaip sako, atvykę pas mus gyvena miške. Ir mes galim ugdyti tą tokį, sakykime, požiūrį, teisingą kryptį į supančią aplinką. Turim labai išskirtinę, unikalią kultūrinę dalį, Verkių dvaras, malūnas ir visa kita, kas mūsų aplink supa, ir mes skatinam, stengiamės, kad ten mokiniai eitų, vyktų tos mūsų pamokėlės. Ir mes natūraliai mokyklos aplinką sujungiam su mūsų supančia aplinka. Su kaimynais mes pasitarėm, ar jie nepyks ant mūsų, kad mes ten irgi sukursim tam tikras edukacinės erdves ir ugdysim tas vertybės, kurių mes norėtume. Taigi, kalbu apie įtraukti, apie tai, kad reikia sudaryti mokiniams, tas visiems mokiniams sąlygas ugdytis. Taip, tai kadangi pas mus yra koncentracija, nes visi mokiniai 100% yra su įtrauktim, suprantu, kad pas jūs, čia suprantu, yra daug iš švietimų laukų žmonių, tai jums tas klausimas labai aktualus, nes yra tikriausiai pavieniai atvejai. Taigi reikia draugauti, susidraugauti su tuo, ką mes turim, kokie mes esame išskirtiniai, unikalūs, įdomus, įspūdingi. Universalaus dizaino principus įsidėjau tik tam, kad primint, kad reikia galvoti apie tai, reikia kurti tai, nes tai įvairoviai reikia pritaikymo, bet mes visi esame unikalūs. Mums visiems reikia unikalių dalykų, nes tai vienam yra sunku eiti, tai kitas nepamato kažko, reikia, kad regėjimai būtų matoma, trečiam judėjimui ir taip toliau. Tai nežiūrint to, kad yra išskirtiniai vaikai, bet aš galvoju apie mus visus, kad mes visi esame unikalūs ir visi turim tam tikrų poreikių. Taigi mokiniai, kokie jie yra mūsų, tai su vežimėliais, vienas iš universalaus dizaino principų, tai yra lygios galimybės. Yra stengiamasi padaryti taip, kad vaikai prieitų, šiuo atveju ir pakeltos lysvės, kad ir jie puoselėtų savo paskirtą lysvelę. Taigi vienas iš principų. Kitas principas yra tinkama informacija. Jinai yra unikali tuo, kad mūsų vaikai ne visi geba perskaityti. Tai reiškia, turi būti ženklai. Ženklai turi būti suprantami, bet kokiu intelektu vaikui, suaugusiam taip pat. Tai tie ženklai yra draugiški, aišku, šriftas, spalva, grafiniai elementai, jie labai svarbus, kad jie būtų atspindėti. Ir čia matot bičių avilį, galima galvoti, kad ten bitys gyvena, bet kai atidarai, ten daug medaus padėta. Tai yra edukacijai skirta priemonė su visa aplinka, kur yra sukurta.
Kitas dalykas tai yra paženklinti mūsų taškai tam tikrais objektais. Čia jūs matot lytėjimas, uoslė, klausa, lietimas. Tai yra tie dalykai, kuriais mūsų mokiniai gali tyrinėti, gali pažinti pasaulį ir taip suprasti, kas aplink mus supa. Tai yra labai svarbu, čia aišku konkrečiai parodyta, ką šitoj taške galima padaryti, bet visoje mokyklos teritorijoje yra tokių ženklų pridėta, pažymėta, kad vaikai žinotų ir suprastų. Taigi yra sprendžiami ergoterapiniai, kineziterapiniai sprendimai kurtiesiems, neprimatantiems, neprigirtintiems mokiniams. Jau dabar turėčiau pasakyti tiek, kiek išeina, nes nėra 100%, kad įsivaizduot, kad pas mus viskas padaryta. Bet mes esam toj krypty. Toliau informacija, jinai yra vizuota, turim pažintinį taką su 10 stotelių, vėlgi jūs matot ženklus, kurie yra parodyti, mokytojos, kurios kūrė pažintinį taką, tai čia nėra, matot, pavadinimų, yra simboliais. Viskas nueita per simbolius, per simbolinį pateikimą. Ir tos stotelės yra tokios. Mokyklos istorija, mažieji mokyklos gyventojų abižiai, natūrali pieva, paukščiai, apie gėlyną yra stotelė, mokyklos teritorijoje augantys medžiai, ekologinis daržas ir sodas, būkime atsakingi, miškas kūdra. Tai čia prieš keletą metų sukurtos stotelės. Šiandieną jų yra dar daugiau. Kadangi plečiame, mes esam dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei, kadangi suteikia galimybę rašyti projektus, parašius projektą, laimėm, gaunam galimybę plėstis, kurti turinį. Tai vat kaip mūsų atrodo mokykla perpiešta ir yra parengta prie visų stotelių mokytojui metodika ir mokiniui užduotys. Tik reikia turėti minty, kad mūsų užduotys yra mūsų mokiniams skirtos. Mes, aišku, dalinamės su kitų Vilniaus mokyklų mokytojais, sakom, kad jūs irgi galite atsivesti, įtrauktis gali būti ir pas mūsų, su mūsų mokiniais, bet jūs galite savarankiškai ateiti, atlikti tas užduotis, kadangi RQ kodai yra, galima tiesiog tą medžiagą naudotis. Tai vat vienas iš pavyzdžių, jūs matot apie vabzdžius, yra mokytojui skirtas lapas ir mokinys. Ten, aišku, daugiau piešimas, ten daugiau kažkokios paspalvinimai, tokie pažymėjimai, labai nedidelės užduotėlės, kadangi daugiau mūsų mokinukai ir negalės padaryti. Ir taip yra kiekvienai stotelį, kur jūs matėte prieš tai 11. Toliau būkime atsakingi, tai atrūšiavimas, kas prieš tai buvo kalbėta, kad nedaug dievė Everestą nukeliautų iš Lietuvos šiukšlės, arba kaip klimatologė, aš pats esu geografas, sako, nukeliavom į Arktį ir atrandam mūsų gėdai lietuviškos etiketės, reiškia, lapelį. Tai ar iš Lietuvos nukeliavęs ten žmogus pametė, ar atplaukė per sroves, aišku, galim jau čia teorijas išvedinėti, bet tikriausiai esmė ta, kad lieka, kad reikia ugdyti vertybės, reikia keisti įpročius ir tie įpročiai greitai nesikeičia. Tai čia yra tam tikras skirta stotelė, tikrai nesmagiai gal vietoje prie šiukšliadėžių, nes tai yra realus objektas ir realiai vyksta pamokos. Tai vaikai iš tie žaidžia, ten yra įvairiausių tų pratimėlių tokių, užduotys padarytos, bet persikelia šitą stotelę į vidaus erdvės, ten irgi vaikai mėgsta sportuoti, žaisti, rūšiuoti šiukšlės, kas greičiau, kas atrūšiuos ir taip toliau, pagal popierius, plastikas, stiklas. Taip, toliau pamokos gamtoje mes skatinam, turim tokias patyriminės veiklas, birželio 2 savaitės, rugsėjo 1 savaitę, kad vaikai eitų į aplinką. Tai vėlgi dėkingi tuo, kad galim plėstis su laukų klasė, mes esam pasistatę kelias laukų klases, čia jūs jas pamatysit, bet ir natūralioje aplinkoje nereikia lauko klasių, yra kelmas, ten, reiškia, gali būti pamoka. Yra nuvirtęs medis, jau ten gali būti pamoka. Vėlgi šitam atkreipiam dėmesį, kad tai būtų išnaudota. Vėl užduotys vaikams. Stebėjimai, tyrinėjimai, čia iš patyriminių veiklų, kadangi upelis netoli, Benėjas, kur yra visai taip pat netoli, vaikai gali eiti čia pat ir ištirti. Kaip ir sakiau, mes draugaujam su aplinkiniam organizacijom, ten yra regioninis parkas, tai mums mielai leidžia ir mes tą darom. Galima
rinkti duomenis, auginti stebėtojus, nors mūsų vaikai gal didelių išvadų nedaro, bet po šitų veiklų, bent birželio pirmas 2 savaitės, tikrai jie sako, mes taip norim mokytis, nes tai yra visai kitoks ugdymas. Toliau yra sukurtos poilsio atokvėpio erdvės, šiais metais turėjom 2 baseinus, turim tokias pavėsinės įsirengę, laikinas vasaros metu, ir čia tikriausiai mūsų išskirtinumas tas, kad mes dirbam ir vasarą. Mūsų mokinukai neiškeliauja taip atostogauti, jie turi stovyklą, tėvams čia yra didelis palengvinimas, aišku, mokyklai yra krūvis, nes reikia užimtumą organizuoti. Taigi, tos erdvės jos yra visus pilnus metus pas mus išnaudojamos. Tai jeigu atsiranda 2 baseinai ir pavėsinės laikinos, tai žiemą mes turim kitokias erdvės. Čia matot informacinį stendą, kuris yra prie matematinių figūrėlių. Vėlgi, nereikia ieškoti labai daug. Mūsų kieme yra grybų ratas. Jeigu čia yra biologų, kurie žino, ką tai reiškia, kaip reikia grybauti, grybai auga ratu, tai vaikams puikiausiai čia kiemo nuotraukėlė yra įdėta. Pas mus yra keli tokie grybų ratai, tai eini ir mokinies. Eini ir aiškinės, kas tas grybas, kas tie gifai, kaip ten viskas vyksta. Ir čia signalas vaikams, kad reikia būti atsargiems pievoje, nes ten gyvena ir kiti gyventojai. Ir tie gyventojai ne visada būna draugiški, ne? Tai erkiai, kad atpažintų vaikai, kas tai yra. Su metais mes plėtėmės, atsirado 5 bibliotekėlės, tai yra jau tako plėtinys, bibliotekėlės skirtos informacijai padėti ir pamokoms organizuoti. Tai va čia jūs ir matote orų stotelė, čia gyvena matematika, elfo, arfa, gamtos pasakojimas ir gamtos pasaka miške ir ten pėdsakai randami. Sunkiai sekės mums su informacijos palikimu, nes mūsų vaikų intelektas yra toks, kad jeigu padėta, reiškia mano. Tai padedam kartais, randam kartais, nerandam tos informacijos, nežiūrint to, kad jis gali ir nesuprasti kai kurių dalykų. Bet ugdom vertybės, kad reikia taupyti, reikia tausoti, reikia saugoti tai, ką turim. Tai vat viena iš stotelių, tai yra orų stotelė, termometras, kritulmatis, barometras ir daug informacijos apie tai, ten matote įdėta yra, kad vaikai gali atėję čia pat aplinkoje, natūralioj, visai netoli iš mokyklos išėję gali tai atlikti. Ir va visa medžiaga, kurią mokytojai yra parengę, vėl tik tai priminsiu, kad tai yra skirta spec poreikių mokiniams, neįprastos raidos. Toliau turim muzikos ir šokių erdvę, kur vaikai gali pašokti, padainuoti. Teatrui turim zoną, susikūrė amfiteatrą. Vėlgi, čia matot sudėtos priemonės, jos yra laikinai čia įdėtos, nes tada, kada vyksta užsiėmimas, nes realiai neliktų šitų priemonių, nes mūsų vaikai tikrai išradingi. Čia matot procesą, kaip yra kuriamos geometrinės figūros, nes matematikai sako, mes nelabai žinom, ką daryti išėję už mokyklos ribų. Pilna ten įvairiausių dalykų. Be formų dydžių galima atrasti daug gražių dalykų, čia konkrečiai mums vaikams suprasti, kas yra kvadratinis metras, kas yra trikampis, kaip mes skaičiuojam kubus ir taip toliau. Tie dalykai tiesiog natūraliai pačių vaikų, čia buvo jiems iššūkis, bet kartu ir malonumas, nes jie patys visą tai darė. Gerai, judu. Taip, matuojam, skaičiuojam, toliau pasakojimai su tautosaka susiję, su legendom, pasakėčiom, myslėm, šitam skirtas objektas. Toliau pėdsakai, kokie yra rudenį, žiemą, pavasarį, kaip mes galim stebėti aplinką. Užduotėlės, vorų namas skirtas minčių eigai ir kartu suprasti, kad voras nekelia baimės, tai yra gamtos draugas. Tik tai mes patys prisikuriam fobijų. Taip, bičiulystė, bitės, jau kaip ir sakiau, toliau menui 2 lentos pakabytos laukai piešia, labai patinka vaikams šitas dalykas. Čia viena iš lauko klasių su medžių, Lietuvoje augančių medžių ekspozicija. Vėlgi, galima sakyti, nukirsti, ne? Bet mums padėjo miškininkai ir viskas skirta vertybių ugdymui, kad mes turėjom puoselėti, saugoti. Basukojų takas, amfiteatras, čia jau skubu. Čia jau skubu. Pakeltos lysvės, ekologiškas daržas, puoselėjam, auginam, patys užsiaugina, patys suvalgo vaikai.
Kartais ir kaimynai iš aplinkinių aplinkų ateina, suvalgo mums, nes mes miške esam. Viduje yra kuriamos erdvės, jos irgi skatina vaikus tą tokį ekologiškumą ir vertybinį pokytį. Ir planuojam, nedarom stikiškai, viskas vyksta pagal planus. Tai šiais metais atsidarėm laukų klasę virtuvę. Gal atrodys keistai, bet ten vaikai galės ir kepti įvairius dalykus, virti, būti, turistauti, nes tas vyksta, tą mes skatinam. Nu ir čia, kiek mes turim kokių erdvių prisikūrę, visa tai yra daroma vardant vaikų ir vardant tų pokyčių. Tai ką, aš ir baigsiu tuo, kad gamta pati geriausia mokytoja, mokinamės reali nuotrauka iš realios situacijos, tai tiesiog mes tuo gyvenam. Tai ačiū Jums.